Sveiki. Gavau iš Vinted užsakymą. Užsisakiau Vilnai su adatėlėm pabadyti, pavelti, ką nors pasigaminti. Ir štai atkeliavo. Galvau, kartu su jumis išpakuosime greitai. Labai fainas, man tokios pakuotės patinka. Pažaist, paminkit. Galima ir pasprogdinti. Puk, puk. Na ką, pažiūrim, ką turime. Ištikščiaminkit. Na ir tikiuosi jau atsidarys. Ir štai toks fainas rinkinukas. Štai. Ir adatos, ir pats tas laikiklis, kaip jisai, visas žodžiu rinkinukas čia yra. Atidarom ir štai, patrauksim, padarysim kažką. Dar tiksliai nežinau ką, bet turiu dar tokių gėlytėm, ten visokiem kaktusam daryti. Tai va spalvos tinkamos irgi. Kažką ir, oi, kaip švelnu, kaip gera. Tai va ir padarysim kažką iš tokių švelnumų. Tai nedirbsiu, kai bus išeiginės, išsitrauksiu ir kartu su jumis gal ką nors padarysim. O, kaip fainai. Kaip švelnu, šalikuką galima kokį net, ne? Šiaip tai norėčiau tašyčių visokių dar įdomių. Na, štai pati kempinė, tas pagrindas. Instrukcija, nelepunčinkit. Ir štai adatėlės. Ir šitas, kuris įkiša. Tai štai. Toksai rinkinukas. Ir dar ne vienas, turiu dar. Vai kitose filmukuose parodysiu, ką dar turiu. Filmuoju, kaip pastebėjau, be mikrofono. Mikrofonas štai ilsisi. Dar laidai net keliavo. Tai žodžiu. Tai fainas rinkinukas ir fainai šitų tiek daug. Dėl nusiliukų uždarom.
Tai va, šitą nusipirkau iš Vintedo. Čiokas maišelio bus kitiem supakuoti, kaip parduoda. Na ką, tai tiek šiam kartelį trumpam. Kaip jums patinka iš Vilnos gaminiai? Gal ką nors patys gaminat net iš Vilnos, ką? Parašykit komentaruose ir linkiu geros dienos, gražaus vakaro ir iki.